Sveiki kolegos, šiandien noriu Jums parodyti, kaip susikonstruoti pusiau saulės kirpimo sijoną. Prieš Jūs du sijonai. Pirmas variantas yra sijonas sukonstruotas taip, kad jisai banguotų tik tai apačioje. Juosmens prisiuvimo linijoje yra tiesus sijonukas. Antras variantas tai yra sijonukas, kuris yra surauktas viršutinėje dalyje, bet lygiai taip pat jis yra pusiau saulės kirpimo sijonas. Praktiškai tai yra du sijonai, konstruojami visiškai identiškai ir tai yra, galima sakyti, sijonas mamai ir dukrytei. Tokie sijonukai, kurie yra suraukti viršutinėje dalyje, dažnai prisiuvant juosmenį, čia yra naudojama arba juosmuo, arba guma. Taigi konstravimas yra labai paprastas, 4 linijos, jokios matematikos, 1, 2 ir sijonas gatavas. Pradėkim. Pradedant konstruoti sijoną, jums bus reikalingi 2 matai. Pirmasis matas tai yra liemens apimtis. Aš imu standartinę liemens apimtį 74 cm. Kitas matas yra sijono ilgis. Sijono ilgį imsiu maždaug iki pusės blauzdų, tam, kad būtų gražus. 70 cm. Sijono ilgį noriu Jums priminti, kad jis yra matuojamas per šoną nuo liemens, ten, kur Jūs įsivaizduojat, kad bus prisiūtas juosmuo, iki tos vietos, kokio Jūs norėtumėte sijonuko. Visada tiksliausiai Jūs pamatuosite, matuosite per šoną. Jūs galite braižyti ant lapo, ant popieriaus, ant plėvelės, ant ko tik tai norite. Aš darau žymiai mažesnį variantą, kad man būtų paprasčiau Jums paaiškinti ir kad Jūs aiškiai matytumėte, kaip vyksta visas sijono konstravimas. Pirmiausia, Jums reikia nusibraižyti ant plėvelės ar ant lapo, ant ko Jūs ten braižot, statų kampą. Labai svarbu, kad tai iš tikrųjų būtų status kampas. Naudokite trikampį, naudokite kažkokias tai pagalbinės priemonės, todėl kad šitas 2 linijas reikės nusibraižyti pakankamai ilgas. Labai svarbu nenuklysti, kad visur tarp šitų jūsų linijų būtų 90 laipsnių kampas. Jau girdžiu pasakymą. Jau kai aš braižau, tai man pastoviai gaunasi kažkokios kreivos linijos. O jeigu aš trikampio neturiu, o čia gal reikės matlankį, tai kur man dabar jį gaut? Aš manau, kad kiekvienas iš mūsų namuose turime stalą. Turim. Tai va ir padėkite tą savo popieriaus lapą ties stalo kraštais ir nukopijuokite 2 stalo kraštinės. Va, ir status kampas. Ane? Paprasta. Gerai. Jau turim statų kampą. Braižom toliau. Tada iš va štai šito taško, kaip iš centro, Jums reikės nubraižyti lanką. Dabar to spindulio ilgis yra R ir jisai priklauso nuo Jūsų liemens apimties. Tam, kad Jums nereikėtų skaičiuoti pagal formulės ir vargti ir pergyventi, aš Jums tiesiog aprašyme po video pateiksiu lentelę, kurioje surašysiu, kiek yra liemens apimties centimetrais pagal dydžius ir kokio reikia to spindulio ilgio, kuris priklauso, kaip ir minėjau, nuo liemens apimties. Kadangi pas mane liemens apimtis yra 74, tai jau esu pasiskaičiavus, kad spindulio ilgis turi būti 25 cm. Kai braižysite, būkite labai atidūs ir svarbiausia, visur labai atidžiai žymėkite vienodą atstumą. Tai yra labai svarbu, kad tas Jūsų pirmasis lankas gautųsi kokybiškas. Jūs galite tai daryti su liniuote. Jūs galite tai daryti su centimetrinė juostele. Dar esu ten mačiusi tokį
gudrų variantą, kai prie pieštuko pririša šniuriuką, pamatuoja ilgį, vienu žodžiu. Esmė tame, kad visur per visą tą lanką iki pat galo, iki pat galo, kad tai būtų visur vienodas atstumas. Būkite labai atidūs. Braižom lanką. Kadangi man nusibodo matuoti tuos milimetrus suliniuoti, atidėjau iš akies. Dabar noriu jums parodyti, kad tikrai nemeluoju ir kad tas atstumas visur yra vienodas. Tai va, taip kad nuo čia visur tas vienodas atstumas. Matuokite, žiūrėkit labai atidžiai, tai yra labai svarbu. Čia visur yra tie 25 centimetrai. Sujungiam tuos savo taškiukus į labai gražų lanką. Atidžiai braižom. Gražiai. Dabar turim pirmą lanką. Dabar nuo šito lanko jums reikia atidėti savo sijono ilgį. Sijono ilgis, pavyzdžiui, pas mane numatytas yra 70 cm. Taigi ir dedu 70 cm. Ir dabar jau matuoju, atkreipkite dėmesį, nuo pirmojo lanko atidedinėju atstumą. Vėlgi labai atidžiai. Braižom sijono ilgį. Matuojam nuo pirmo lanko. Ir taip iki galo. Žiūrim, dedam tos taškiukus pakankamai tankiai, kad paskui sujungus lanką gautųsi labai graži tokia švelni lenkta linija. Nusibraižius antrą lanką, sujungus taškiukus, gaunam sijoną. Ašgi sakiau, 1, 2 ir sijonas gatavas. Dabar jūsų sijono lekalas yra taip. Viršutinė dalis. Šitos kraštinės, viena, kita, iki galo. O čia jūsų sijono apačia. O čia. Viskas paprasta. O dabar reikia apsispręsti, kiek jūs norite tokiame sijone daryti siūlių. Jeigu siūti nesinori, arba jūs, pavyzdžiui, tokiam sijonuke nenorite kišenių šoninėse siūlėse, galima daryti vieną siūlę. Tada viena šita kraštinė bus lenkimo linija. Užsirašom. Lenkimas. O šita linija bus nugaros vidurio siūlė. Užsirašom. Vidurio siūlė. Tada prie viršutinio krašto jums reikia prisidėti 1 centimetro užlaidą juosmeniui prisiūti. Va čia pridedam 1 centimetrą. Prie vidurio siūlės prisidedam nuo 1 centimetro iki 1,5. Va čia yra jūsų susiuvimo užlaida. Prie apačios, kadangi tokie sijonai lenkiasi maksimum maždaug centimetras, dažniausiai tai yra 7 mm, tai tam, kad jums būtų patogiau braižyti, tiesiog prie apačios prisidėkite 1 centimetrą. Va čia bus jūsų apačios palenkimo užlaida. Prisidedat atidžiai. Braižom su liniuote. Čia aš iš rankos braižau. O jūs braižykit su liniuote, tiksliai. Taigi, štai jūsų sijonas jau ir sukonstruotas. Imam žirklius, kerpam. O dabar visoms, kurios nori šoninėse siūlėse kišenių, reikia daryti taip. Reikės išsikirpti 2 tokias detalės. Vadinasi, viršutinėme krašte juosmens prisiuvimui atidedam 1 centimetrą, o tada šita kraštinė ir šita kraštinė bus jūsų kirpimo kraštinės, tai bus šoninės siūlės. Čia bus šoninė siūlė ir čia bus šoninė siūlė. Kadangi yra siūlė, vadinasi, jai reikalinga užlaida.
Užlaida yra nuo centimetro iki pusantro. Kas labiau įgudusios, deda centimetrą, kas dar nelabai, deda pusantro. Šiaip tarp kitko, žinokit, praktikuokit jūs tą pusantro. Visai geras dalykas. Maža ką, kryptelės ranka, ar overlokas ten ką nors nupjaus negero. Tai va, ir aišku apačiai. Nepamirškite apačiai prisidėti 1 centimetro. O vat prie apačios daugiau negu 1 centimetro dėti nereikia. Nu, va, pasižymėjom užlaidas. Čia bus tokios 2 detalės. Prašau, 1, 2, viskas gatova. Na štai, lekalai yra išsikirpti, padaryti ir vienam variantui, ir su šoninėm siūlėm, ir be šoninės siūlės, su viena siūlė. Ir noriu dar kartą atkreipti jūsų dėmesį, maža ką, gal praklausėt, gal ne visai buvote atidūs, ten kur lenkimas, ten aš nieko, jokios užlaidos nepridėjau. Nukirpau lekalą tiksliai pagal nubraižytą liniją. Ir tai yra 1 detalė, kadangi jinai kirpsis ant lenkimo linijos. Čia yra sijono viršus, čia yra vidurio siūlė, viena siūlė, kurioje bus siuvamas užtrauktukas ir apačios palenkimo linija. Čia centimetras ir čia centimetras. Čia nuo centimetro iki pusantro. Tada sijonas su 2 šoninėm siūlėm. 2 šoninės siūlės, užtrauktukas, kaip ir žinote, siuvamas kairėje šoninėje siūlėje, viršutinis kraštas centimetras, apačia centimetras, šonai nuo centimetro iki pusantro. Čia jau bus 2 detalės. Kaip ir minėjau, abu sijonai konstruojami visiškai identiškai, skiriasi tik tai pirmojo lanko atidėjimo ilgis. Tai gali būti ir šito sijonuko variantas, ir šito sijonuko variantas. Visą informaciją jūs rasite po filmuku, ten, kur aš visada surašau visus reikalingus jums centimetrus. Su jumis buvau aš, Ramunė Savelienė. Tikiuosi, kad prenumeruosite mano kanalą, nes norėčiau jums parodyti sekančiam filmuke, kurį jau ruošiu, kaip tokį sijoną susikirpti, kaipgi tokius lekalus padėti ant audinio, kad jums viskas būtų aišku ir tuo pačiu norėsiu jums dar atskleisti porą tokių konstrukciškų siuvėjiškų gudrybių. Todėl manau, kad susitiksime ir kituose mano filmukuose, kitose mano pamokose. Gražių jums siuvinių ir iki pasimatymo.